Tai apie studentišką mitybą, ko gero, yra sukurtas ne vienas pasakojimas. Esate doktorantas, tai to studentiško gyvenimo irgi matyt, teko bulves valgyti? Taip, bulves teko valgyti. Tiesa, ir dabar valgau bulves. Tai nėra blogas maisto produktas, tiesiog reikėtų saikingai jį vartoti. Žinot, man labiausiai įstrigo pasakojimas apie mistišką studentą, kuris sugebėdavo išgyventi iš vienos stipendijos. Ir to anekdoto gale tas studentas buvo pavogtas varnos, nes jis paėmė varną ir nuskraidino. Tai iš tiesų yra šioks toks mitas, kadangi šiais laikais studentai gali tikrai valgyti ne vien bulves ir savo leidžia valgyti pakankamai įvairų maistą, kuris yra laisvai prieinamas kiaurus metus mūsų parduotuvėse. Todėl, aišku, labai svarbu žinoti, ką iš tos įvairovės reikėtų valgyti, norint galbūt pagerinti savo rezultatus, neišsekti arba paprasčiausiai jaustis sveikais. Bet greitas maistas, ko gero, yra viena aktualiausių temų. Ar ne? Dabar skusti bulves, kepti jau užima nemažai laiko. Dabar kur kas lengviau yra nubėgti, kažką tai nusipirkti, greitai suvalgyti tarp paskaitų, turiu 15-20 minučių, grįžtu irgi kažkokį greitą galbūt maistą gali nusipirkti. Įvairiausių aparatų, netgi universitetuose stovi, kur tu gali nusipirkti, pradedant šokoladuką ar bandelę ir baigiant taip pat kitų maistų. Kalbant apie greitą maistą, tai aišku, žmonės nuolatos stengiasi savo palengvinti gyvenimą, teisingai taupyti laiką, pirkti tai, kas jau yra pusiau paruošta arba visiškai paruošta. Tačiau tai sąlygoja keletą tokių didelių trūkumų. Pirmas iš jų yra įvairių antioksidantų ir vitaminų stoka. Greitame maiste labai dažnai būna per mažai vitaminų, mineralinių medžiagų taip pat, kurios be abejo yra reikalingos mūsų mąstymo procesams, centriniai nervų sistemai. Netgi galėčiau skirti tokias 3 pagrindinės medžiagas, kurios yra labai svarbios kiekvienam studentui. Tai pavyzdžiui, B grupės vitaminai, kurie sąlygoja geresnį miegą. Na, miegas yra deficitas bet kuriuo atveju, kiekvienam studentui, geram studentui, kuris neišsimiega. Kitas dalykas tai yra riebiosios rūgštys, pavyzdžiui, omega-3 riebiosios rūgštys, teisingai, kurios yra gausiai sutinkamos žuvyje, avokaduose, kaip pavyzdys. Na ir aišku, studentai dažniausiai rinkdamiesi greitą maistą negauna šių medžiagų pakankamai, o šios rūgštys padeda jiems ne tik galvoti, galima sakyti, bet ir geriau priimti sprendimus ir tiesiog įtakoja jų rezultatus. L-karnitinas, kreatinas, kuris yra riešutuose, na, įvairiame maiste, tačiau, kaip bebūtų gaila, ne tam skaniam galbūt, daugeliui greitam maiste. Dalis ir nesusimasto, kad maitinimas irgi labai yra svarbus. Ir ypatingai egzaminų metu arba įvairiausių atsiskaitimų arba ruošiant įvairiausius darbus. Tas maisto medžiagų trūkumas prieš egzaminus, tai be abejo, jis jau iš karto pablogina įsiminimą, atminties procesus, kaip ir sakiau, gali sutrikti miegas, kas yra labai svarbu, teisingai. Bet dar vienas svarbus dalykas, tai yra suvokimas, kad yra energetinės medžiagos ir energizuojančios medžiagos. Tai tarkim, aš pats, kai buvau studentas, labai dažnai galvojau, kad kuo daugiau kavos aš išgersiu, tuo aš būsiu labiau susikoncentravęs, galbūt į savo dalyką, kurį aš mokausi, nenorėsiu miegoti ir panašiai. Tačiau reikėtų prisiminti, kad pati kava energijos mums nesuteikia. Jis suteikia kofeino, kuris yra stimuliuojanti medžiaga mūsų centriniai nervų sistemai. Ir jeigu mes perdozisime kavos, kaip pavyzdys, išgersime daugiau negu 3 puodelius, tai bus jau daugiau negu 180 mg kofeino, na, gali ne tik pabloginti mūsų atmintį, kofeinas, jo perteklius, bet taip pat ir sutrikdyti mūsų koncentraciją. Tai yra veikti priešingai. Mes būsime, žinot, išsibalansavę, hiperaktyvūs, negalėsime mąstyti apie vieną dalyką ilgą laiką. Patarčiau pradėti nuo elementarių dalykų. Pavyzdžiui, keičiam saldumynus į juodą šokoladą, kuris yra bent 70-80% juodas. Tai reiškia 70-80% kakavos. Tai yra geras saldumynas, kuris padės mums atsibūsti ryte ir taip pat, aišku, patenkins tą natūralų saldumynų poreikį. Kitas dalykas, kiekvienam studentui, kaip ir sakiau, reikėtų nepamiršti vartoti žuvies, mėsos produktų, kuriuose yra vadinamo kofermento. Kofermentas Q10 yra labai reikalingas, jis yra labai reikalingas mūsų galvos smegenims. Jis pagerina atmintį, pagerina mūsų kognityvinius gebėjimus, bendravimo gebėjimus galų gale ir panašiai. Reikėtų prisiminti, kad studijuojančiam, nepaisant to, kad ir jaunam žmogui, kuris galbūt turi daugiau energijos, turi daugiau užsidegimo, noro nemiegoti, reikėtų prisiminti apie tas maisto medžiagas ir savo mitybą pradėti keisti nedelsiant, bet tai daryti palaipsniui ir nuolatos. Jūs kaip maitinatės? Iš tiesų, kadangi aš daugiau kaip 10 metų sportuoju ir didžiąją to laiko dalį sportuodavau profesionaliai,
Aš įsiugdžiau tokį įprotį, kad svarbiausia yra saikas. Tai aš neriboju savęs, tarkim, aš valgau mėsą, aš valgau įprastą maistą, tačiau aš stengiuosi išdėlioti, tarkim, lygiom dalim 5 kartus per dieną. Be abejo, aš privengiu saldumynų, nes tas greitas cukrus, kaip aš jį vadinu, tai yra cukrus, žinot, miltinėse produktuose, cukrus įvairiose bandelėse, cukraus pilna visur. Tai šį dalyką aš riboju, tačiau tikrai niekada nesivadovavau ir džiaugiuosi, kad to nedariau, jokia griežta dieta, kurie apribotų mane, tarkim, iki vieno maisto produkto ar panašiai. Tai jokios paslapties nėra.